Badauskai vagia elektrą toliau, laidai apkrauti, upsas fiksuoja. Į upsą nieko nėra visiškai įjungta. Rodo šitokį apkrovimą elektros. Ignoruoja elektros vagystė 14 metų. Jie net padeda Badauskams vogti iš mūsų elektrą, kelti gaisrus. Tai yra kėsintis į mūsų gyvybės. Nakties metu buvo sukeltas jau ne vienas gaisras, buvo sudegęs 20 metais šilumos katilas 3 valandą, vos likom gyvos, nes katilas buvo pakrautas stropuvos su anglim ir malkom, tai yra visai savaitei praktiškai kuras šildant. Badauskas sukėlė gaisrą, sukėlė įtampą, srovės ritė, viskas sudegė, ištirpo tiesiog, šitokia įtampa buvo. Sudegė šaldiklis, sudeginti prailgintuvai, sudegintas siurblys, sudegintas kavos aparatas, sudegintas šaldytuvas. Badauskai toliau linksminasi, tai yra kėsinasi į mūsų gyvybės, apkraudami laidą, sukeldami įtampas. Ir jie tą rodo viešai, nebesislėpia jų, nes už tai daro ESO, Ignitis, policijos pareigūnai. Tai yra visa ši sistema įsitraukusi į nusikaltimą, grasinimai man susidoroti, nuperkant Klaipėdos teismo ekspertė, kuri iš liudininkų parodymų, tai yra iš Badauskų pačių parodymų, man nustatė kliedesius, ką paneigė Plungė, Mažeikiai, Telšių medikai. Jokių kliedesių nėra, remiuosi konkrečiais faktais, tas yra aiškiai rašyta dokumentuose. Dokumentai buvo atiduoti man tiesiai į rankas su daugybė antspaudų, kad Badauskai nesuklastotų, nes sistemai medikai matydami, kaip Badauskai įsilaužė ir klastojo dokumentus, jie tiesiogiai mane šitokiu būdu apsaugojo. Badauskai toliau vagia, toliau linksminasi, kartu su policijos pareigūnais, su ESO darbuotojais. ESO dirba Badauskų giminaičiai. Seime taipogi pasirodo ir mūsų Seimo narys Telšių Bukauskas įsimaišęs, taipogi yra, padeda Badauskams. Šitaip save vadinantis elitas linksminasi, vagia iš ubagų, kai Badauskinis sakė ubagitu, niekas tau nepadės. Bet kadangi jie tokie turtingi, nesugeba susimokėti nei už elektrą, nei už internetą, nei už augalus, nei už maistą, vagia agurkus, pomidorus, 14 metų nei vieno litro net nesudėjom, viskas yra išvogta, amžinai nevalgysiu, negėrusi. Pasirodo, jie yra didesni, turėdami pinigų, bet yra didesni ubagai, nes nesugeba susitvarkyti ir teisingai investuoti į savo pajamas. Šaldytuvo draskų apkrova didelė, 205. Šaldytuvas yra draskomas, tai yra kiekvieną sykį šaldytuvas fiksuoja jau ir tokį vartojimą. Variklis be galo stipriai draskomas, 158, beveik 100 kiek vatų ir kokią įtampą. Badauskai reguliuoja visus 85 amperai. Taigi reikia įsivaizduoti, kaip šaldytuvo variklis dirba. Jeigu prieš metus laiko dar šaldytuvo variklis fiksavo 22,4 amperus, sausio mėnesį dar fiksavom 40, 0,10 amperų. Tai nuo praeitos jau antrą savaitę Badauskai nuo šeštadienio linksminasi, visiškai vogdami elektrą ir fiksuoja, jau kaip matom, vos ne po amperą. Išjungtas šaldytuvas vis tiek fiksuoja 0,04 amperų, tai yra turėtų būti 0,0. Tai yra šitaip yra sukama elektra atgal. Tiek medikai Badauskų papirkti ekspertai, tiek policija Telšių, tiek ESO, tiek Ignitis kėsinasi į mano ir mano vaikų gyvybės, dangstydami Badauskų nusikaltimus. Tai yra visa grupuotė suformuota iš 7 jau šeimų,
nes įrenginių skaičius prisijungęs, klonavimas įrenginių per nuotolį prisijungimas. Įrenginį naują nuskaito per 30 sekundžių, buvo stebėtas, specialiai įrenginys naujas nupirktas ir kada jie įsilaužė. Namuose yra 5 blakės, gal dabar ir 6, seniai betikrinom. Haime programėlėje Badauskai pirmą kartą buvo užfiksuota, kad yra net konkrečiose patalpose. Badauskai buvo susirašę pas manęs namuose, susidėję blakes, tai vyko pasiklausimai. Elektra yra vagiama, viskas yra pas mus atjungta. Kaip matom, įtampa kokia.